2026 metai svarstyklėms atneš poreikį ieškoti tikros pusiausvyros, ne tik santykiuose su kitais, bet ir santykyje su savimi. Tai metai, kai vis dažniau teks savęs paklausti, kur duodu per daug, o kur per mažai. Gyvenimas skatins aiškiau įvardinti ribas, atsakingiau elgtis su savo energija ir nebepriimti sprendimų vien tam, kad įtiktumėte aplinkiniams. Sausis. Metų pradžioje verta atidžiai stebėti santykius tiek darbe, tiek asmeninėme gyvenime. Gali išryškėti nelygybė atsakomybėse, todėl naudinga aiškiai suvokti ir įvardinti, ką esate pasirengę duoti, o ko ne. Vasaris. Finansiniai sprendimai ir darbo klausimai prašys daugiau tvarkos. Verta vengti impulsyvių išlaidų ir nepasirašyti sutarčių, jei jaučiate spaudimą ar neaiškumą. Vidinis balsas šį mėnesį bus svarbus kelrodis. Kovas. Svarbu pasirūpinti sveikata ir emocinę pusiausvyrą. Jei jaučiate nuovargį, tai ženklas, kad per daug prisitaikote prie kitų poreikių. Skirkite daugiau dėmesio sau ir savo vidiniam komfortui. Balandis. Santykiai taps pagrindinė tema. Tai tinkamas metas atviriems pokalbiams ir sąžiningam jausmų išsakymui, tačiau verta vengti idealizavimo ar sprendimų priimamų vien iš kaltės jausmo. Gegužė. Palankus metas tvarkyti bendrus finansus, mokesčius ar skolas. Veikite nuosekliai ir realistiškai, nepervertindami savo galimybių. Kantrybė atneš daugiau naudos nei skubėjimas. Birželis. Profesinėje srityje galite sulaukti daugiau matomumo. Tai metas aiškiai pristatyti savo idėjas ir stiprinti reputaciją, vengiant apkalbų ar nereikalingų konfliktų. Liepa. Naudinga sulėtinti tempą ir daugiau dėmesio skirti poilsiui bei šeimai. Pervargimas gali sumažinti koncentraciją ir padidinti klaidų tikimybę, todėl klausykite savo kūno signalų. Rugpjūtis. Draugystės, kelionės ir socialinė veikla gali atnešti naujų galimybių. Vis dėlto verta atsargiai vertinti pažadus ir neįsipareigoti daugiau, nei iš tiesų galite įgyvendinti. Rugsėjis. Šis mėnuo palankus vidiniam apsivalymui, planų peržiūrai ir tyliai savistabai. Jei pastaruoju metu jaučiate emocinį chaosą, dabar tinkamas metas susigrąžinti aiškumą. Spalis. Svarbu pasirūpinti fizinę būklę ir kasdieniais įpročiais. Per didelis stresas ar nereguliarus režimas gali greitai išbalansuoti organizmą, todėl struktūra taps jūsų sąjungininkė. Lapkritis. Santykiai ir finansai prašys daugiau aiškumo. Tai tinkamas metas spręsti senus klausimus ir nebeatidėlioti to, kas jau senai laukia jūsų dėmesio. Gruodis. Metų pabaiga palanki ramioms kelionėms, darbų užbaigimui ir sąmoningam pasiruošimui naujam etapui. Šį kartą verta labiau pasitikėti savimi nei išorinėmis nuomonėmis. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelėkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.